Gerbėmiai, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimų šimtmetę pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Birželio 27 dieną savo gyvenimą pradėjo organizacija gavusi Lietuvos šaulių sąjungos vardą. Šiandien minime mūsų organizacijos įkūrimo šventę. Tad su švente jūs visus. Šiandien mūsų šventėje aplankė Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su ponia. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Ir mūsų draugai, Seimo nariai, įvairiausių valstybės ir visuomeninių organizacijų atstovų. Plojimai jiems. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką. Prezidentė Valdą Adamkų, Šaulių sąjungos vadę, krašto apsaugos savanorių pajėgų vadę, broliai seserys, šauliai, brangūs svečiai. Iš tikrųjų, mūsų organizacijos gimtadienis, artėjantis šimtmetis organizacijos, žingsnis į žingsnį su mūsų valstybės istorija. Esame dėkingi savo pirmėjams, iniciatoriams, Matui Šalčiui, Putviui Putvinskiui, už mūsų organizacijos įžiebimą ir uždegimą veikti. Organizacijos veikla kilo nuo grupelės bendraminčių iki 10-tarptautinės organizacijos, pasiruošusios ginti savo valstybę, keliančios pilietiškumą ir patriotiškumą. Ir savo pasiryžimą įrodysiu ginti valstybę, ypatingai pokario partizanais kovos metu. Turime džiaugtis ir didžiuotis, kad mums teko gale dalyvauti atgimstant organizacijai ir jiems įspėti. Per praėjusį daugiau kaip ketvirtį amžiaus nuo organizacijos atkūrimo mes šiandien galime pasidžiaugti išaugusio mūsų greto, pagilėjusio organizacijos nusiteikimu, surandančio, priimančios į savo gretas tiek jauną, tiek vyresnį. Vienus, kurie gali ginti valstybę ginklu,
kitus, kurie gali rodyti Šaulio pavyzdį bet kuriame kasdienėme darbe ir gyvenime. Šaulio vardas didelė garbė, bet didelė atsakomybė. Parodyti kitiems mūsų tautiečiams, kad mes esame pasiruošę stiprinti valstybę, ginti ją kiekviename kasdienėme savo darbe, kiekvienam kasdieniam žingsniui. Todėl šiandien sveikinu visus, kurie atvykote į šios dienos paminėjimą. Ypatingai sveikinu ir dėkoju prezidentui Valdui Adamkui už visuomet palaikymą ir pastiprinimą. Dėkoju Šaulių sąjungos vadui, kuris perėmė vėliavą iš buvusio vado, kad mes gyvybingi kaip organizacija, kad mūsų gretos plečiasi ir tvirtėja. Todėl dar kartą su Šaulio diena ir sėkmės mūsų darbuose. Dėkojame ministrui broliui Juozui Olekai. Kviečiame Šaulių sąjungos vadą, pulkininką, leitenantą Liudą Kumbiną. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Valdą Adamkų, ponia Laima, krašto apsaugos ministrė, Seimo asmeninės saugos, Seimo gynybos komiteto pirmininkė, Seimo nariai, visi garbūs svečiai, išeivijos šauliai ir visi institucinių, statutinių organizacijų nariai, svarbiausia, galiu pamiršti jūsų broliai ir sesę šauliai. Iš tiesų, džiugu, kad Lietuvos Šaulių sąjunga turi savo dieną, kaip Šaulio dieną, ir galime ją mes minėti, apipindami ją tradicijomis ir savo veiklos apibendrinimu. Jau buvo minėta, kad Šaulių sąjunga jau gyvuoja beveik 100-metį, už 3 metų švęsime 100-metis šitos organizacijos, kas tai parodo šitos organizacijos ir tą nueitą kelią. Tai nėra jauna organizacija. Ypatingai džiugu, kad šį minėjimą praturtinsime garbės Šaulio sutikimo ceremoniją, kuri tikiu paskatins daugelį iš čia sėdinčių ir stebinčių šitą renginį susimastyti apie vertybės, apie sėkminius pavyzdžius. Taip pat nemažiau džiugu, kad šitas minėjimas be ginklo, be uniformos simbolių atkreipia ir kitus simbolius. Minėjime pamatysime kultūros, meno, akademinės srities aspektus, kas yra neatsiejama nuo Šaulių sąjungos taipogi. Taipogi išvysime ir Šaulių sąjungos minėjimas, ir Šaulių sąjungos veikla yra neatsiejama nuo pilietiškumo, nuo savanorystės. Ir šiandien asmeniniu pavyzdžiu šauliai prisieks Lietuvai tėvynei, duodami Šaulio priesaiką. Ir būtent tai parodys šitos sąjungos širdį esmę, kodėl jie egzistuoja. Todėl, kad yra tie žmonės, kurie yra savanoriai, tikrąja to žodžio prasme, ir aukoja savo laiką, resursus valstybės labui. Taipogi turėčiau minėti ir Vilniaus miesto merą, kuris be abejo yra iš Šaulys, bet kuris ir padėjo organizuoti šitą renginį, suteikimo šitas gražias rotušės patalpas. Visa tai yra skirtingi asmenys, skirtingi elementai, kurie susideda šitą minėjimą. Bet iš tiesų tai yra Lietuvos Šaulių sąjunga, telkianti Lietuvos žmonės bendram darbui tėvynės labui. O šauliškumo prasmė ir veiklos horizontai aprėpia kur kas plačiau nei kariniai poligonai ar Šaulio ginklo vamzdis, kurį šiandien mes galėsime turėti namuose kaip Šaulio turbūt. Todėl kiekvieno indėlis yra svarbus ir gali būti skirtingas, kaip ir šio minėjimo programa bei dalyviai. Iš tiesų, trumpoj kalboj turėčiau užsiminti apie Šaulių sąjungos praeitį, dabartį ir ateitį. Todėl norėčiau keletą paralelių paminėti ir šiandien. Kas buvo tada, kas yra šiandien ir kas turėtų būti rytoj.
Aš manau, kas yra nekintantis dalykai, tai yra visuomenės paramos aktualumas, valstybės raidai, valstybės saugumui. Tai buvo tarpukaryje, tai yra šiandieną ir aš tikiu, kad tai bus ir ateityje. Nepriklausomybės kovos aiškiai parodė, kad vien Lietuvos kariuomenės pajėgumų nepakanka ginti valstybę. Piliečių parama yra esminis faktas. Ir tą darė mūsų šauliai, jungdamėsi po šaulių vėliavą nepriklausomybės kovose, atlikdami skirtingas užduotis, ko negalėjo kariuomenė, arba paprašyti Lietuvos kariuomenės dėl to, kad jų resursų nepakako, arba dėl to, kad Lietuvos kariuomenės oficialus atstovavimas būtų traktuojamas kaip nepolitiškas. Ir iš tiesų, šiandieninis Šaulių sąjungos vaidmuo jisai neprapuolęs ir jisai reikalingas, kaip visuomeninės pamatas stiprinant valstybės saugumą. Norėčiau pabrėžti, kad Šaulių sąjungos savanorystė aprėpia daugiau to, ko negalėtų iš tikrųjų Lietuvos kariuomenė pateikti šiai dienai. Ir aš kaip pavyzdį norėčiau pagrįsti, paminėti, parodyti giminingumą Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos, išskiriant keletą dalykų. Šaulių sąjunga jungia skirtingas amžiaus grupės. Šaulių sąjunga šiandien jungia tiek jaunuosius šaulius, tiek brandaus amžiaus šaulius, tiek garbaus amžiaus šaulius. Ir kiekvienas iš jų turi savo atskirą užduotį. Šaulių sąjunga jungia skirtingas socialinės grupės. Ir šiandien pristiekantis šauliai, jie atstovauja įvairias profesijas, įvairius socialinius sluoksnius, bet jie susitinka vienam bendram vardą. Šauliai atstovauja įvairias lytis ar įvairios kitus požiūrius visuomeniniais pagrindais. Ir iš tikrųjų yra dar ir kita terpė Šaulių sąjungai, kur yra nematoma, kur yra neformaliai. Tai šeimos nariai arba mūsų aplinka, kurie oficialiai nedalyvauja Šaulių sąjungai ir kurioje kaip nariai. Bet jie yra nemažesnis ramstis tiek Šaulių sąjungai, tiek visai valstybės gynybos sistemai. Nekolaboravimas, parama Lietuvos kariuomeniai, tai būtent yra tų piliečių, kurie yra mūsų gretose. Ir šiandien man smagu matyti, kad prezidentas taipogi yra atidėtas savo ponios, ir tai tik parodo, kad yra šeimos narių parama visur kame svarbi. Taipogi nepakito ir visuomeninė organizacija, kaip tokia Šaulių sąjunga, kuri buvo tarpukaryje, kuri yra šiandien, ir aš noriu tikėti, kad jin bus ir ateityje. Yra visokių diskusijų, ar Šaulių sąjunga turėtų tapti krašto apsaugos sistemos dalimi, ar turėtų išlikti tokia, kokia yra. Istorijos labirintuose, atkūrus nepriklausomą Lietuvą, iš tikrųjų buvo svarstoma, kur Šaulių sąjunga turi pasukti, kuriuo keliu. Ir šiandien pabaigoje šnekės mūsų pirmasis Šaulių sąjungos vadas, kuris vienas buvo iš tų sprendimo pirmėjų, kad Šaulių sąjunga turi išlikti visuomeninę organizaciją, o ne krašto apsaugos sistemos dalis. Istorijoje Šaulių sąjunga visada buvo visuomeninės pagrindų formuojama organizacija. Bet tai nėra besivaržanti su Lietuvos kariuomenė, su krašto apsauga. Tai yra papildanti viena kitą struktūrą. Ir aš čia matau privalumą ir šiandien po beveik 2 metų tarnybos aš vis dėlto, mano asmeninė nuomonė, aš pasisakyčiau už visuomeninį pagrindą, kad šita organizacija išliktų tokia, su visuomeniniu pagrindu, kad neintegruotųsi pilnai į krašto apsaugos sistemą. Aš vėliau praplėsiu šitą. Kodėl tai yra svarbu? Mes turime vieningą organizaciją krašto apsaugos savanorių pajėgas. Labai džiaugiuosi, tai yra gražus pavyzdys, kad kas vadas atvyko šičia, tai mūsų parodo, kad dirbame bendrai, visi perkėlė, tikrai nesivaržom, bet matome bendrą tikslą ir prisidedam bendrom jėgom. Šaulių sąjunga turi valdymo organus, to, ko neturi Lietuvos kariuomenė krašto apsaugos savanorių pajėgos, kurios yra sudėtinės sausumos pajėgų dalis. Tai yra kariuomenė, tai yra profesionalai kariai ir rengiami profesionaliai. Šaulių sąjunga turi demokratijos visuomeninį pagrindą, kas iš tiesų yra pagrindas tautai, valstybei priimti teisingus sprendimus, tautos sprendimus. Ir aš noriu paminėti, kad Šaulių sąjungos esminiai sprendimai yra derinami su Lietuvos Respublikos Seimu, konkrečiai Nacionalinio saugumo gynybos komitetu, atskaitingi. Krašto apsaugos ministras be jo pritarimo ar leidimo aš čia nestovėčiau, be suvažiavimo, be šaulių, aš taipogi čia nestovėčiau. Tai yra pamatai, ant kurių stovi visuomeninis pagrindas Šaulių sąjungos. Kitu atveju būti vien tik tais sistemos dalis, tai iš tiesų tai yra kitas modelis, nebūtinai blogesnis ar geresnis, bet aš tikiu, kad vis dėlto šitas modelis jis yra sveikintinas ir teisingas Šaulių sąjungai, žiūrint iš praeities į dabartį ir į ateitį.
Tai neneigia kito dalyko, tą, kad turi mūsų giminingė organizacija Kaicilio pėstytojai, kurie turi panašų modelį kaip Šaulių sąjungos ir Kasko bendrą samdolį. Ir Kaicilio vadas yra aiškiai pasakęs ir labai teisingai pasakęs, kas taikina šauliams. Kariniai sprendimai tai nėra demokratijos vieta. Tai yra Lietuvos kariuomenės vado, Lietuvos krašto apsaugos sistemos vadovybės sprendimai ir Šaulių sąjungos paskirto vado sprendimai, kurie įsakymai vykdomi, o nebe diskutuojami ir svarstomi. Tačiau tradicijos, pasitikėjimo klausimai yra visuomeninių pagrindų valdomi sprendimai. Tai mano galva, tai yra iš tiesų pažangus modelis ir aš žiūrint į tas sąsajas su praeitimi ir dabartimi, reikėčiau jas išlaikyti. Skaitlingumas. Iš tiesų, praeityje skaitlingumas buvo kur kas kitas, negu mes šiandien turime. Vienais šaltiniais 60 000 šaulių, kitais 80, šiandien mes turime 10 000 šaulių, perkopus 10 000 šaulių, kurie beje per 25 metus mūsų nepriklausomybės pasiekė pirmą kartą šitą skaičių. Tai yra ir jaunieji šauliai ir šauliai, tai džiugina, bet tai ne tas rezultatas, ne tas kiekis, ne tas skaitlingumas, ką turėjom tarpukarį. Ir aš manau, kad čia yra ta vieta, kur mes kartu su krašto apsaugos savanorių pajėgomis, kurie savanorystės pagrindą, taip pat formuoja pareigas, turime sutelkti ir didinti šitą skaitlingumą. Vienybėje jėga. Taip pat šitas faktorius, mano supratimu, iš tikrųjų turėtų būti įvertintas. Bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomenė. Būkime tiesus ir tarpukaryje buvo nesklandumų bendradarbiaujant Šaulių sąjungos su Lietuvos kariuomenė, bet pamatai yra tie patys. Bendradarbiavimas tai nėra antra kariuomenė, tai yra ta pati gynybos sistema, tiesiog skirtingos funkcijos. Ir šiandien bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną vis glaudesnis ir glaudesnis. Dalyvaujame mokymuose. Šauliai vis daugiau ir daugiau pažįsta ne tik reguliariasias pajėgas, savanorius, bet ir specialiasias pajėgas. Juk yra tie žingsniai bendradarbiavimo. Tačiau daugeliui gali iškilti klausimas, kas arba krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Šaulių sąjungos likimas, kokie jie turėtų būti ateityje. Aš manau, kad krašto apsaugos savanorių pajėgos atlieka svarbų vaidmenį integruodami aktyvų rezervą. Ir Šaulių sąjunga yra talkininkė šitame kontekste, kalbant pro kovinių būrių prizmę. Ir aš iš tiesų esu šalininkas, kad koviniai būriai, mūsų piliečiai, šauliai, kurie pasiryžę aktyviai siekti dalyvauti rengime, turėtų būti sudėtinė kariuomenės dalis. Tai šiuo atveju būtų priskirti krašto apsaugos savanorių kitom pajėgom ir kartu dalyvauti kariniam rengime. Tai nereiškia, kad tai išeina iš Šaulių sąjungos, jie reiškia, kad tam tikrą dienų skaičių rengiasi kartu su kariuomenė ir bendradarbiauja. Kodėl tai yra svarbu? Mano galva, tai iš tiesų pagrindžia, kad mes šauliai iš tiesų esame tikrieji savanoriai kaip blogi, nes jūs atliekate savo funkcijas be jokio atlygio, aukojate savo laiko resursus. To ir reikia krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Ir aš ką išvelgčiau ateityje paraleliai, tai iš tiesų savanorystės klausimas krašto apsaugos savanorių pajėgose ir Šaulių sąjunga šiandien yra takose. Krašto apsaugos savanorių statusas ir kiti aprūpinimo reikalai yra kitaip vertinami negu šaulio savanorių. Tai aš manau, čia ateityje iš tiesų bus, ką reikėtų diskutuoti ir priimti teisingus sprendinius, kad ta savanorystė nebūtų skaidoma tarp skirtingų pajėgų. Ir pabaigai, kalbant apie tapatumus ir skirtumus, aš įsitikinęs, kad valstybės parama yra esminė šitai organizacijai. Tai buvo tarpukarį, tai yra šiandien, tai turi būti rytoj. Jeigu mes norime nuoseklios, stiprėjančios sąjungos, turi būti nuosekli parama ir valstybės investicija į šitą tvarką. Jeigu norim spontaniškos veiklos tiek, kiek vysta iš mūsų atliekamo laiko nuo mūsų tarnybos, ir rezultatas bus kitoks. Tai šiandien mes žengėme teisingų kelių, iš tikrųjų Šaulių sąjungos stiprėja ir krašto apsaugos ministerija skiria papildomus tiek žmogiškuosius resursus, tiek finansinius. Ir man džiugu iš tiesų, kad mes turime sąsają su tarpukariu ir šiandien, ir aš manau tas artėjimą ir rydiną, kad valstybės tarnautojų skaičius įsijungėsi Šaulių sąjungos. Ir šiandien mes turime skirtingose ministerijose pareigūnai, kurie čia sėdė, jie yra ir pareigūnai, ir šauliai. Tai tas pavyzdys yra sveikintinas ir kalbant apie savanorių pajėgas, aš dar nepaminėjau, norėčiau paminėti, kad tarpukarį buvo rikiuotės, nerikiuotės ir šauliai rėmėjai protestatas. Šiandien aš lygiai taip pat matau, kad tos pareigos išlieka. Mūsų rikiuotė šauliai yra ne kas kitas kaip koviniai šauliai, kurie yra integruojami kartu veikti su Lietuvos kariuomene. Nerikiuotė šauliai arba šauliai tie, kurie iš tikrųjų
gali mažiau skirti laiko kariniam rengimui, bet kitaip gali prisidėti prie Šaulių sąjungos ir jie yra taip pat svarbus šičia. Ir šauliai rėmėjai, tai yra visi šauliai tie, kurie morališkai, finansiškai ir kitaip nori prisidėti prie Šaulių sąjungos ir prisidėti prie valstybės saugumo. Tokias matau sąsajas nuo tarpukario iki šių laikų. Iš tiesų tai yra kur kas daugiau ką šnekėti, bet esminės punktas, kas mano galvoje verda šiuo metu, aš turėjau pasidalinti su jumis. Ir pabaigai norėčiau pabaigti sveikinimu kiekvienam iš jūsų. Brangūs šauliai, sveikinu jūs su Šaulio diena, su garbingos organizacijos veiklos ir tradicijų tęstinumu, su jūsų, mūsų asmeninė branda, kuomet jau nebeužtenka rūpintis tik savo gerovę, tačiau randame laiko ir pareigos rūpintis savo krašto gynybą ir jos raida. Sveikinu su jūsų pasiryžimu taikos metu, kada mes deklaruojame, kad mes ginklu ir valia ginsime valstybę bet kuriomis situacijomis ir grėsmės akivaizdoje. Iš tiesų sveikinu su jūsų pasižadėjimu būti ištikimam duotai Šaulio priesaikai. Taip pat dėkoju, kaip ir minėjau pradžioje, jūsų artimiesiems už tą paramą, kada jūs apsisprendėte tapti šauliais ir tą indėlį, kurį nešate į valstybės stiprinimą. Dėkoju jūsų vadams, kurie sėdi ir mano kairėje, kurie iš tiesų nevengia prisiimti atsakomybės, o jos tikrai nestinga, nevengia būti iniciatyviais ir sąžiningai atlieka savo pareigą. Su Šaulio diena. Dėkojame Šaulių sąjungos vadui. Vienas iš Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjų, Vladas Putvinskis, rašė: laiminga tauta, kuri turi savo valios aukurą. Kol jis dega, tauta nežus sunkiausiai vergovei, baisiausiai audroj, neištvirks, nesubirs praturtėjus, pasiekus galios ir laisvės. Šaulių sąjungos uždavinys eiti tuo keliu, kad taptų tautos valios šventykla, kuri turės aukurą kiekvienam būryje, visoj lietuvių žemėje. Tai mūsų istorija. Todėl dabar į sceną kviečiame Lietuvos Šaulių sąjungos garbės teismo pirmininką, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoją, daktarą Norbertą Černiauską, kuris perskaitys pranešimą Šaulių sąjunga ir idėjinė lyderystė. Su ekscelencija prezidentė, sąjungos vadė, brangūs garbingi svečiai, žinoma, sesės ir broliai šauliai. Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis mums yra nusakęs ne tik šauliškos ideologijos pagrindinius principus bei veikimo gaires, bet ir palikęs uždavęs ne vieną idėjinę misiją. Viena tokių galėtų būti amžininkų užfiksuota Vlado Putvinskio tezė, kuris skelbė, kad atgimusi moderniai 1918 metų Lietuva gali būti stipresnė net už buvusią vytautinę imperiją, kaip jis reiškia Vladas Putvinskis. Daugelį amžininkų ir ne vienam vėlesniam tyrėjui nedėjo sužinoti, ką Lietuvos Šaulių sąjungos ideologas ir vadas tai sakydamas turėjo galvoje, kadangi taip ir neišplėtojo savo šitos tezės. Nebejotina, kad tai nebuvę valstybingumo principų valdymo forma, teritorijos dydžių paremtas palyginimas ar siekiamybė. Vladas Putvinskis nebejojo Lietuvos didybės atgimimu, tačiau šiuo atveju ji turėjo būti paremta ne kariniais žygiais ar teritoriniais laimėjimais, o vidinė, kultūrinė, dvasinė pažanga. Siekiant pažangos, citatos pradžia, ir laisvėjimų, labai svarbu yra turėti prieš akis dėsnį, kad kiekvienas lietuvis turi mokėti savo darbą atlikti rūpestingai ir gerai. Tad pasakę, tikrai galėsime džiaugtis didesniais laimėjimais. Ypač tai turi rūpėti šauliams, kurie turi būti pavyzdingais lietuviais ir dvasios riteriais. Panašiai į vidinės valstybės stiprybės paieškas buvo susitelkęs ne vienintelis Vladas Putvinskis.
Savo geopolitinėmis įžvalgomis pagarsėjęs profesorius Kazys Pakštas 1928 metais paskelbė, kad atsižvelgiant į tarptautinės Lietuvos tarpukario sąlygas, būtina vadovautis jo parengtomis nepriklausomybės išsaugojimo plano dalimis. Tai yra moralės stiprinimas, demokratija, konkreti ateities valstybės programa, iniciatyva ir veiklumas, švietimas, menas ir kultūra. Vladas Putvinskis šią programą netiesiogiai papildė Lietuvos istorijos stiprybėmis bei išryškino praeities klaidas, kurias modernioji Lietuva turi anot jo ištaisyti. O apskritai, jo planas rėmėsi jau minėtos dvasinės lyderystės ugdymo koncepcija, kuri buvo taip pat nukreipta ne į išorę, o būtent į tautos vidų. Anot amžininkų, Putvinskis aiškiai nuo pat pradžios buvo paėmęs liniją su vien stiprinimo šaulių pagalba valdžios prestižo ir valstybės neliečiamybės. Bet ir kūrimo tokios pajėgos, tokios krypties, kuri galėtų lietuviams grąžinti istorijos bėgyje prarastą bajoriją ir net niekad čia nebuvusių riterių luomą. O pats yra pridūręs, citatos pradžia, reikia mums sukurti iš mūsų šaulių tokius kilnius vyrus, kaip buvo mūsų didžiųjų kunigaikščių laikais jų bendradarbiai, tai yra bajorai. Iš tikro, jei pažvelgsime istoriškai, riteriai, jų luomas ir kultūra turėjo tam tikrų savo apraiškų Lietuvos didžioji kunigaikštystėje Vytauto epochos laikais ir vėliau, tačiau jos buvusios kiek pavėluotos ir fragmentiškos. Tad kągi turėjo galvoje Vladas Putvinskis, kalbėdamas apie naująją riteriją. Visų pirma, jis buvo vienas iš nedaugelio to meto Lietuvos visuomeninių ir politinių veikėjų, kuris sąmoningai nenubraukė šalies istorinės aristokratijos, taip sakant, bajorijos, kurią nebūtent